ką, viskas, atsisveikinimo vakarienė. Palei pageidavimus padarė, ko norim. Beautiful. Sveiki, mėlyjei video vlogo žiūrėtojai. Šiandien Ignas pasako, kur važiuosim. Pirmą važiuojame į Denalio nacionalinį parką, čia važiuojame atgal į Ankoridžą. Iš Ankoridžą skrendame į Seatlą. Dabar turime truputį pertraukėlę, kol skrendame, 3,5 valandų skrydis. Seatlę pabūdame vieną dieną, tada važiuojame į Olimpikų nacionalinį parką, tada važiuojame į Kaskadas, tada važiuojame į Rainier nacionalinį parką, tada važiuojame į Kaliforniją, pro Oregoną. Kaliforniją važiuojame į Redwoodą, Sequoias, tada važiuojame į Death Valley, tada važiuojame į Skrendam į Havajus. Havajuose praleidžiame 3, galbūt 4 dienas, paplaukiam, paskraidom, pasižiūrim, kas smagu, pasinorklam, vienu žodžiu, vandenį, kas faini, kas ne faini. Skrendam atgal į San Francisco, svajonių miestą, Golden State ir mūsų kelionė baigės. Skrendam atgal Lietuvą, ate. Taigi pradedame kelionę. Einame dabar pavalgyti pusryčių pas bosą ir pažiūrėkit, koks dangus, koks oras. Aš labai noriu, kad pamatytume Denalį, nes dažniausiai žmonės nemato Denalio. Yra tokia taisyklė 30–70%. 70% žmonių nepamato Denalio, nes būna tiesiog per daug tamsų ir debesuota ir lyja. Neįtikima, negalime patikėti, kas vyksta. Kartą esame iš tokio netikriausias. Grįšime gal po 50 metų. Tavo mūsų visada įdėsim. Eina tonas, bandysim dabar sukrauti. Daiktų šiaip kaip sudėjom į vieną vietą, atrodo labai daug, o mašytė labai maža, tai nežinau, kaip šiandien. Panas mane kviečia, tai gerai, ateinu. Einame, kur paprastiems žmonėms draudžiama. Saulė šviečia, Tomas irgi. Tai nieko. Paskutinį kartą pasigražim kalnus. Šitais, dar bus kalnų. Tomai, atvirai. Ar pasilgsi biti? Pasilgsiu. Aš tikrai pasilgsiu. Man šitie kalnai įkvėpia mane. Gal nesimatė per video vlogus, kad aš labai įkvėptas esu, bet... Per video vlogus gal labiau matęs darbo įtaką tau. Darbo įtaka, jo, manau. Jo, nes darbas tikrai nebuvo lengvas. Bet dabar... Nes labai daug jo buvo, bet jo, patys kalnai, ramybė man irgi labai patiko. Tik tai su Rugile kalbėjom, kad ko reikėtų, tai mašinos turėti. Šiandien jau neapsieisi be mašinos. Jo, kad išvažiuot kažkur. Jo, su mašinom normaliai gyvent gali. Jo, gali ir aplinkui pavažinėti, ir parduotuvę, jeigu reikia batoną. Pažiūrėkit, išvažiavom iš Vytarą ir pirmą kartą gyvenime už kalno buvo blogas oras. Mūsų bolidas šiai savaitei. Ford, nežinau koks modelis. Svarbiausia, nesvarbu, kad savo viduryje kažkoks ištelės. Svarbiausia, muzikytės pasileisti. Tomai, pirma diena yra I think I'm gonna marry you. Mes tai nusprendėm. Nu, apsiprekinom. Išvažiavom pagaliau iš Vytarą. Visai neliūdna. Ankoridžas. Čia laimės ašaras, žinau, kad čia neliūdės ašaras. Kad iš Ankoridžo išvažiavom. Jo. Rugilė nusipirko. Blet, Aistę pametėm! Tokią parduotuvę radom. Tiesiog, va tokią va. Ai, fucking skandau, oh my god. Nu, žodžiu, smagu. Taigi atvažiavom į ledyno turą. Čia mano noras, pildom mano norą. Labai norėjau, nes pernai buvom antilopiai, labai patiko, tai čia kažkas panašaus tik su ledynu. Taip, tai eisim į ledyną 4 valandų žygį su gidu, su spaikais, su katėm turbūt. Gaila dabar nesimato ledyną. Atėjom į tualetus, va tokia kriauklė yra pas mus. Vaizdas superinis. Labai laukiu.
Dar kibirė nesuplausom. Ką, važiuojame į gleišerį. Mūsų gidas mums labai patinka. Kam šalmus, Šalmą pasikeitėm gavo. batus. Atvežė mus prie gleišerio, laukiam savo gido, kol apsirengs visą ekipuotę. Mes jau aprengti. Ir eisim ten. O, einam su savo gidu, prieki mūsų gidas. Žiauriai kietas. Ir artėjom prie savo ledyno. Kiek yra ledynų Aleskoje? Apie 100 tūkstančių. Apie 100 000 ledynų ir jo manimu apie 99% yra neištyrinėti. 90%, nes jie yra neįmanoma pasiekti, pažiūrėkit, kojo forma. Vienas iš labiausiai pasiekiamų ledynų Aliaskoj, Matanuskos ledynas. Dėjom spaikus ir lipsim į viršų. Einam dabar ant molio, bet iš tikrųjų viskas po molio yra ledas. Na, Ignai, ar labai kieta siena? Kieta, bet gal švelni. Oho, tikrai. Galėtum slysti tak laisvai. Wow. Deep enough. Ignas, I dare you. It's actually so fun. Davai. Nice, there we go. Money shot. O! Oh, nice push up. Triukas. Patinka? You can see the water coming down from up here. Yep. That's cool. Tokio dydžio. Yeah. Tai o čia yra nafta besiveržiančia. Ir jeigu naftą sumaišai su savo riebalais odos, jinai pakeičia spalvą. Vieną sekundę eina ant ledyno, kur neįmanoma įspirti kaip kieta, o kitą kartą va tokia vieta. Yeah. No water here. Yeah. 2.5 hours. River crossing. River crossing on ice. River crossing on ice. Čia yra žiema, ten yra ruduo visiškas, ten dar vasara. Pas mus širdį. Pavasaris, pas mus širdį pavasaris. Čia tas pats įlūžis, kaip krovas lietuviškai? Gija. Gija. Ledo gija. You wanna come over? Up. There we go. Ką tik švietė saulė. Belė kaip lieja ir ten Denalis turėtų būti. Tomai, uždžinksinai. Visą dieną sakė, oi, koks geras oras bus, oi, koks geras oras bus. Giedra tomis valandom. Nepasiekti Tomo oro progimotės kiekvieną mėnesį. Bet
Atvarėm į pirmą miestuką. Pamiršau. Talkitną. Žiauriai jaukus. O Jėzau. Ieškam kur pavalgyti. Čia va, ne, kur daug žmonių. Va, čia bus viską nureiškia. Denalį. Taigi, pasiekėme Talkitną miestelį, sustavėme užkasti salotos su sriuba pomidorų, Igno mėsos šliosas ir Aistės Humusas. Visą tai kainavo 12 eurų. 15. 9. Žodžiu, yra be 20:12. Esam netoli savo kempingo. Nežinom, kaip bus, dėl to, kad, žodžiu, turėjome važiuoti iki 11, kad užsičiukinint. Atvažiavom be 20:12. Bet. Žodžiu, tai atvažiavom, aišku, neradom savo kortelės, tai statomės palapinės, kur radom laisvą vietą be jokios rezervacijos. Greičiausiai ryte gausim velnių už tai, bet mes susimokės, sąžinės neskauda. Turim beislerį, merino vilnos aprangą, megztinis, fleecas. Lygiai tas pats su apačia, merino vilna, treningai, šviestukas ir dar nusipirkom tokių šildukų į miegmaišį. Tikiuosi nesušalt, šiuo metu yra žiauriai šalta. Nežinau iš tikrųjų kiek laipsniais, bet bijau. Netoks jau ankstyvas rytas. Šerkšnas užsidėjo palapinę. Labas rytas. Nenoriu antros nakties miegoti. Visur šerkšnas. Nu, prie tokios dar nesam nakvoję temperatūros. Maldukai veikia, buvo viskas gerai. Aš dabar nejaučiu savo abiejų kojų. Labas rytas, Aistutė. Čia mes moterim užkūrėm laužą. Įdėjom biškį Firestarterį ten. Firestarteris. Tomai, čia yra cancer starteris, matai, matau. Pakvapokit tą filmą, numirsi greičiau. Koks rytas, koks oras. Nuostabu. Sveiki visi. Taigi, naktelė buvo sunki, buvo sušalta, net miegam su 3 rūbų sluoksniais, miegmaišiais, šildukais. Tikrai buvo minusas, nes ant palapinės šerkšnas. Žodžiu, su vieta susitvarkėm dokumentus, ten visus gavom tą kortelę, viskas gerai, miegosim toj pačioj vietoj ir antrą naktį. O dabar rengiamės, keičiamės aprangą mašinai ir važiuosim į nacionalinį parką. Va, suspėjome autobusą ir dabar važiuosim į parką. Atvažiuoja mūsų pasienų. Denalį. Ei! Kaip gražu šiam mieste. Na kągi, autobusas atvežė mus į paskutinę stotelę, kurią šis autobusas veža ir galime eiti kur tik norim, bet kur. Galim daryti ką norim. Šitas nacionalinis parkas to ir įspūdingas ir išsiskiria, kad nėra jokių takų ir gali eiti tiesiog. Nori užlipti šitą kalną, gali užlipti šitą, nori užlipti šitą, gali užlipti šitą. Visose kitose nacionaliniuose parkuose negali eiti, bet kur turi eiti tik tam skirtose vietose. Oro temperatūra yra tokia. O tokia.
Į galvą. Žiauriai šalta. Į galvą metu tas suskaldyt. Kalbam, kad čia yra įspūdingas grožis. Ir įspūdingas oras. Bet. Neapsigaukit žiauriai. Žiauriai šalta, bet įspūdinga. Palauk, Tomai, ai, čia ryšiškai nėra. Nu, paskutinį kartą, man rodė, 3 laipsnius. 3 laipsnius. Bet šiaip užšalęs vanduo buvo, tai. Išvadas pasidarykite patys. Tai naudojamės to, kad galima eiti bet kur ir bet kokiu keliu. Tai grinai, bet kur einam. Pasukam tiesiog ir einam bet kur. Čia žmonės, kurie eina pagal sistemą. Avelės. Okay. Įlipom. Užlipus į kalną visada reikia padaryti ką? Pavalgyti. Tomas kažką kamerą išjungia. Heikinis mane. Nu tuoj, pa. Mes valgom amerikietiškus snaiders. Realiai tiesiog bonbons, bet žiauriai daug prieškų, žinokit, jie visi oranžiniai. Makarunsas. Nice review. Aistė, pirmą kartą valgo šitus dalykus. Ne pirmą kartą. Nu. Šitai nutupsiu. 10 balų. Neiškirpsim šitą. Gerai? Da mane. Aš jau nepratau. Tai duosiu dar vieną. Kada aš persikarščiau. Ne per saldu. Viskas tobula. Nu keliam. Nežinau, biški baisu. Čia turim, nu, Lamzį. tiesiog gertuvė yra va ten. Ne tavo. Kas užkrės? Žodžiu, misija paimt gertuvę. Misija nepavyko. Čia vis. Tiesiog neįmanoma turėti normalių haikų. Nu va, atėjom man tiltuką pasidaryt. Tun, 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 tun. Tun, tun, tun. What? Hello! Pritol. He's not scared of us. Įsivaizduokit, patenkam į mažą procentą žmonių, kurie pamatė Denalį. Jis atrodo kaip netikras tiesiog. Wow, laimingi. Nu, va, čia toks takiukas yra. Turiu ir galės paklausti, kaip jie šis parkas vis tiek ne vieną yra aplankiusi. Nuostabus. Labai gerų laikų atvažiavom. Taip. Pačių geriausių. Mažai žmonių. Pakankamai. Žiauriai gražios spalvos. Ir šiaip insane, kai mes pamatėm patį Denalį. Denalį, Jonas. Bet... Nu, vargėlis. Biškių alkis pramušė žmonės. Laukiam autiko. Biškių liūdam, nes užlindo 2 senukai ir mums neliko vietos autobuse. Arba 2 varo, arba nevarom 4. Tai dabar dar pusvalandį. Ir mašiną atvežti. Blemba. Nu ką, nuėjome dušą, dabar jaučiame šviežas ir atvažiavam į gilį miestuką, į tokią kavinę, kur stovi toks autobusas, pamatysit. Oho, net nežiūrėjau, kur važiuoja. Ach, tie amerikiečiai. Labai įspūdinga, kad Tomas eina į kavinę su kroksais. Tai atvykome į šitą kavinukę. Ir Tomai papasakok iš kokio filmo čia tas autobusas. Into the Wild. Ar matei, ar tau patiko? Taip, man patiko, mačiau. Aha. Žodžiu, nevarom. 7-5 minutės laukt.
staliuko. Grįžom į Denali Parks miestelį ir juokingiausia tai, kad su Tomu pernai metais turėjom čia dirbti ir kažkaip mes čia neišvažiavom. Ir viską čia išgooglinę buvom, peržiūrėjom. O, vaga, negaliu patikėti. Ir bubble tea yra. Vadinkit mus durniukais, kad valgom sudėjai, greitą maistą, bet... Čia pigiausia Buvo negalėjom pigiausia. Jo. Nu, bet šiaip sumuštiniai neblogai, bet brangus labai. Nu, labai brangu, mes Nacionalinio parke esam. Nėra ko tikėti. Wow, Tomai. Nuostabi vieta iš tikrųjų. Reiškia, nusipirkom dalyką. Padarėm sustojimą. Bet tai gal varom į tą raftingą, pažiūrėkit, kai neša srovė. Nu, žiauriai gražus rudenėlis, pažiūrėkit, kokios spalvos. Nu, užkūriau laužą, visi patenkinti. Ne. Eglė toj užsidegs, tik blemba. Vienu žodžiu, nežinau, ar matė, ar filmavo kas nors ten viskas. Čia mes turime Nacionalinio parko parduotuvėlę. Ir čia turime dušus. Čia dušai yra. Skalbenkės ir dušai. Dušai kainuoja $5.10 minučių. O čia turime malkų. Štai tiek malkų kainuoja $11. Pas mus jau kūrenasi laužas, pagalvom, kad norim lygiau, nes šiandien parodyti. Koks nuostabus. Tobulas oras, Tai tiesiog turėtų daug tobulas. žvaigždučių būti, nes norim lygiau pasidėti. Taip. Pasikūrėm. Einam su įstūzų kūzų namo. Mama žvaigždė savo, kad nesidėktų, nes praeitam video įrašą turėtume matyti, kad Tomas biškį iškūrė pirką deglę, bet vos tą pridėjusi. Jo. Na, bet nieko, nemirsim. Labas rytelis. Nu, žodžiu. 7 ryto. Žiauriai šalta. Turiu išskirtinius apdarus, tai yra pirštinės su šildukais viduj. Batus su šildukais viduj. Kaip Tomas jaučiasi? Labai gerai, šitas rytas žymiai šiltesnis buvo, miegot buvo žymiai geriau, neatsidūrinėjau, labai gerai išsimiegojau. Mane, kai Tomas užklojo savo miegmaišių, irgi žiauriai gerai buvo. Nu, bet ačiū Dievui, šaltis baigęs. Nesu aš šalčio mėgėja, tai man sunku. Ignai, kaip tu jautiesi? Biškį kaklą nuguliau. Labai gerai. Einam pusryčiauti. Aistūlė miega. Atvykom į lankytojų centrą, truputį pasižiūrėt, pasidomėt, kas čia istoriškai įvykę. Šiaip žiauriai fainas, toks gana jaukus. O čia va Denalis, kurį pamatėm. Šitas viršūnės. Tai įsivaizduokit, kokio jis didumo, jeigu mes iš maždaug 150 kilometrų atstumo galim matyti šitą kalną, kai yra giedra. Radom laiptus. Žiauriai kietai padarytas. Šiaip labai retai lankytojų centrai buvo tokie gražus, kaip manėm. Tas vienas gražesnių. Atėjom pažiūrėti šuniukų, kurie tempia roges. Tai čia yra mūsų šansas pamatyti husky. Tikrą husky. Pažiūrėkit, koks ramūnas, ant kiek išauklėtas. Labas. O, jėdu, koks mielas. Labas. Pažiūrėkit, kaip spūdingai atrodo. Sustojom labai gražiai vietoj, pabandysim truputį haiką padaryti žemę. Žemyn. Labai didelis vėjas ir turbūt nieko nesigirdės. Bet vaizdai įspūdingi. Vėjukas nežmoniškas. Norėjom droną leist, bet nelabai išėjus. Rugilainis kabainis. Nesveikai gražu.
Va, žiūrėkit. O čia yra apie Aliaską iš tikro. Buvo sustojimas, nes Tomai miegas ima, kai nieko nekramta. Dabar ne, viskas. Tai visi prisipirkom. Taip, nebeina mėgas. Ypač, kai pamatėm tą galvą gerai atrodančią. Atvykome į dar vieną vietelę. Tai va, šiandien jau būtume nelaimingųjų sąraše, nes Denalio nesimato. O turėtų matytis, bet turim debesiukus. Gal jau nuovargėlis ar kažkas, nusipirkom kiaušinį, bet prisiminėm, kad dujų balenėlių nebėra. Tai liksim be pietų. Tėti, pažiūrėk manęs. Puiki vieta keturračių trasai. Tai čia ne puikiai vieta keturračių trasai, o čia yra keturračių trasa, o čia perėjo ir vėl toliau važiuoja. Čia net pažymėta, kad čia keturračių trasa. Ir ten yra belekiek visokių medžiotojų su keturračiais. Kiet. O dabar showtime. Darysim Bersprėjaus testą. Kadangi išskrendam ir negalim skraidinti su savim Bersprėjaus, reikia išnaudoti. Tai edukaciniais tikslais panaudoti. Ir šiandien mūsų auka bus Ignas. Antrą aš bandysim. Va. Ar veikia? Mūsų meška komandos. Jo. Siurprizas. Gerai, pirmas bando Ignas. Tik daug grįžti atgal, žinok, tas bumas. Aš manau, čia žmogų tikrai galima nužudyti iš tada. Va, tiesiog atvaro, kemperiukas, trakas, keturratis. Buvom Walmart'o, nusipirko lagaminą ir biškį pavalgyt. Sveiki, mėly mūsų vlogo draugai. Šiandien mes turime nuostabią dieną Ankoridže ir Rugilė maunasi kojines ant asfalto vidury hotelio aikštelės. Čia irgi situacija nekokia. Kas čia vyksta? Mes tvarkomės mašiną, nes nusipirkom savęs lagaminą. Dedamės daiktus, kad tilptume, nes skrysim. Tai va, tiek šitą mažulę palikti. Reikia viską sutvarkyti, gražiai susidėti, kad tilptų. O, taip, važiuom. Delta. Nu ką, pajudam. Nepalikot? Tėvukas susirūpinęs, ar viską turim. Tai kas klausia, kuprinę pasiėmė. Laikai kuprinę. Trenkas, nu. Nu ką, žodžiu, paliekam lagaminus. Dabar ir paliekam Aliaską. Šiaip... Jo, o mūsų skrydis 6 ryte. O mes jau pridavinėjom bagažą. Oh my god. Kadangi Aliaskai negalime skraidinti peilio kabinoje oro lėktuvo, tai praradom peilius ir aš. Ir Ignas, nesugalvojom, visi Nieko čia negalima, bet pasakysim atvirai, bus Tomų pamiršom arba pametam. Ir Ignas, kai prieš jo laginai važiuojant į tą skylę, jis pradėjo kraustyti kuprinę, kad tik kur tą peilį ieškoti ir žodžiu. Bet ten... Išmetė, blema, $300 peilis, bet... Bet tu taip visas pradėjo... Gaila, kad mano peilis buvo Šarūnui lauktuvė, leskietiškas to, kur norėjo, bet išmetė. Šarai, sorry, negausim. Dabar tik tai Jo, tikėm. Atsiprašau. Nežinau, ar yra keistesnis jausmas. Vaikščiot 1 valandą nakties oro uoste, kai viskas veikia, bet 0 žmonių.